įspūdžiai labai geri, labai gera organizacija, labai gražiai viskas paruošta, labai sutvarkytas miestas. Tas rajonas, kuriame pagrindinis stadionas ir kuriame mes gyvenam ir kur olimpinis kaimelis, tiesiog žalias, gėlėtas, išplautos gatvės, puikiai veikia transporto sistema, puikiai veikia varžybinė sistema, daugybė savanorių, geranoriškų ir kalbančių angliškai. Rezultatai aukšti, ne tik mūsų sportininkų, bet visų labai aukšti rezultatai, ką galėjo palyginti ir tie, kurie buvo iki šiol ankstesnėse, tose pirmose Singapūrė žaidynėse. Tai sako, kad lygis varžybų yra visiškai nesulyginamas su dabartinis lygis su anksčiau buvusiu. Tai tik dar kartą rodo, kad tos žaidynės jos plėsis, gyvuos ir tai yra tas pagrindinis tramplinas jauniesiams sportininkams į tikrųjų olimpiečių gretas. Lietuva iškovojo 8 medalius. Taip. Tikėjotės tiek daug? Medalių be abejo tikėjomės ir susitikime su federacijomis prieš išvažiuojant labai daug buvo nusiteikusių optimistiškai. Žinoma, 8 medaliai iš 21 sportininko, čia galima buvo tik pasvajoti ir mes labai džiaugiamės, kad mūsų sportininkam tai pavyko. Be abejo, apmaudu, nepamirškim dar 3-4 vietų, tai galėjom turėti dar daugiau, tačiau 8 medaliai tai yra labai daug. Bendraujate su kaimynais, ar daug sveikinimų sulaukėte? Žinoma, olimpinė šeima tai netušti žodžiai ir nežiūrint, kad visi kovoja dėl tų medalių, kiekvieną kartą ne tik kaimynai, bet ir kiti bičiuliai, visa olimpinė šeima džiaugiasi ir sveikina vieni kitus iškovojus vieną ar kitą medalį. Ir be abejo, mes vaikštom labai išdidus ir patenkinti, kad galim pasigirti, kad turim šitiek daug. Kokią vietą šitos žaidynės užims bendroji su pasaulio žaidynių struktūra? Kaip sakiau, manau, kad jos tikrai užims labai svarbią vietą, jau dabar jos plečiasi, sugalvojami nauji pratimai, naujos rungtis tam, kad tai būtų populiariau, kad tai būtų žiūrimiau, kad tai labiau pritrauktų jaunimą, jį motyvuotų, skatintų dalyvauti ateityje. Tikrai manau, kad tik tai plėsis ir didės. Kiek selfių padarėte? Aš nelabai moku, mano telefonas prastai fotkina ir gaunasi neryškiai, bet padarėm šiek tiek. Ar pasilgote namų? 2 savaitės yra daugoka. Tai manau, kad kaip ir visi, kaip ir sportininkai, galbūt sportininkai, kuriems buvo programa kultūrinė labiau išplėsta, o mes nuo ryto iki vakaro stengiamės pamatyti kuo daugiau varžybų. Tai žinoma, norisi namų. Koks varžybų momentas iš jūsų aplankytų įstrigo labiausiai? Žinoma, krepšinį. Žinoma, krepšininkų pergalė. Ne tik todėl, kad tai buvo paskutinis medalis, bet galbūt ir visiems labai lauktas. Ir tai, kad mūsų komanda nepralaimėjo nei vienos kovos. Ir tai, kad koks didžiulis buvo ir žiūrovų palaikymas, nors žiūrovai palaikė abi dvi komandas, o prancūzai turėjo savo palaikymo komandą, mūsų buvo mažesnė, tačiau tikrai neprastesnė ir kitą rytą ne vienas iš mūsų palaikymo komandos prastai galėjo prašnekėti, nes buvo nusiskandavęs ir nusirėkęs Lietuva šaunuolį. Kaip sportininkė dalyvavote ne vienose olimpinėse žaidynėse, dabar tiek laiko ilgai pabuvote kaip vadovė. Aš, aišku, Sočiai buvote, bet ten sveikinti nebuvo ką. Kaip palygintumėte tą jausmą, žiūrėjimą varžybų? Taip, jausmas vėl suima ta įtampa ir tas jaudulys, jis šiek tiek kitoks, tačiau vis tiek jisai kažkuo ir panašus, nes varžybinė įtampa tam, kas buvo sportininkas ir kas žino tai jinai persiduoda ir kiekvieną kartą už tą sportininką labai neramu, labai norisi jam, nors kažkaip padėti nieko negali, tačiau tiesiog toks jausmas, kad pati dalyvauju varžybose. Ką dabar reikėtų daryti, kad Lietuva išlaikytų tuos jaunus sportininkus, kad jie važiuotų į olimpiadas ir kad tas mūsų sporto lygis kiltų? Gerieji požymiai be abejo yra tai, kad rugsėjo 1 atsidaro sporto gimnazijos, net 2 mes turim pakvietimus į atidarimą, į sporto centrą Panevėžy ir sporto gimnazijos atidarimą Šiauliuose. Tai reiškia, kad dėmesys sportui yra skiriamas, tačiau būtent tokiem pamainai, jaunimui, mano akimis žiūrint, šiek tiek valstybės požiūrio trūksta ir turėtų ir Švietimo mokslo ministerija, ir šiaip valstybė
atsižvelgti būtent į jaunimo, į vaikų sportavimą, nes nuo jų viskas prasideda ir tada jau tik tai tos kompleksinės varžybos, federacijų čempionatai ir be abejo jaunimo olimpinės žaidynės, tai yra didžiulė motyvacija, didžiulė šventė ir tas pagrindinis tramplinas į tolimesnį kelią.